Skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Izraelitai išėjo kariauti su filistiečiais. Jie savo stovyklą įrengė prie Eben Ecero, o filistiečiai stovėjo Afeke. Filistiečiai kautynių tvarka išsirikiavo prieš Izraelį. Kautynės buvo permainingos. Izraelis buvo filistiečių nugalėtas ir mūšio lauke krito iki 4000 Izraelio vyrų. Sugrįžus tautai stovyklon, Izraelio seniūnai tarėsi: kodėlgi viešpats leido filistiečiams šiandieną mus nugalėti? Parsineškime viešpaties sandoros skrynę iš Šilo. Te viešpats ateina į mūsų tarpą ir išgelbi mus nuo priešų rankų. Taigi tauta pasiuntė vyrų į Šilą, ir jie pargabeno sandoros skrynę kareivijų viešpaties, kuris viešpatauja kerubinams. Abu Elio sūnūs, Hofnis ir Pinhas, atlydėjo Dievo sandoros skrynę. Kai viešpaties skrynė atkeliavo dabar į stovyklą, izraelitai taip garsiai šaukė iš džiaugsmo, jog žemė dundėjo. Filistiečiai išgirdę didelį riksmą kalbėjo: kas ten per triukšmas hebrajų stovykloje? Kada filistiečiai patyrė, jog viešpaties skrynė atkeliavo stovyklon, juos apėmė baimė. Jie sakė: pas juos į stovyklą atvyko jų Dievas, vargas mums. Anksčiau niekada to nebuvo, vargas mums. Kas mus išgelbės iš rankų to galingo Dievo? Tai Dievas, kuris visokiomis rykštėmis plakė Egiptą. Būkite narsūs filistiečiai, būkite vyrai, kad jums nereikėtų vergauti hebrajams, kaip tie jums vergavo. Būkite vyrai, kovokite. Tada filistiečiai stojo į mūšį ir izraelitai buvo nugalėti, visi išbėgiojo prie savo palapinių. Tai buvo baisus pralaimėjimas. Izraelitų krito 30 000 vyrų. Dievo skrynė buvo pagrobta ir žuvo abu Elio sūnūs, Hofnis ir Pinhas. Tai Dievo žodis. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Betgi dabar mus atstūmiai, pažeminti leidai, su mūsų kariuomenė Dieve nebežygiuoji. Štai mes apleisti bėgam nuo priešų ir grobę engėjai mūsų turtą. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Mus niekinti leidai kaimynams, aplink tyčiotis, juoktis iš mūsų. Apie mus leidi pagonims pasakas kurti, tautos su panieka galvas linguoja. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Kodėliai miegi, viešpatie, kelkis, pabuski, neleisk amžinai mums paniekintiems būti, kodėl vis slėpi savo veidą, kodėl užmiršai mūsų priespaudą, skurdą. Atpirk mus viešpatie dėl savo gerumo. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, niekam nieko nepasakok, eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis, bekeliaudamas, pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Tai viešpaties žodis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, ši apvalyto raupsuotojo scena yra viso pirmojo Morkaus Evangelijos skyriaus kulminacija. Jei klausomės Jėzaus žodžio, esame išgydomi nuo piktosios dvasios ir gebame tarnauti, mūsų gyvenimas pagaliau išsivaduoja iš raupsų. Raupsai yra matoma mirtis, o mirtis yra mūsų savanaudiškumas ir mūsų nesugebėjimas mylėti, kuris atneša mirtį kitiems. Raupsuotasis visuomeniai buvo mirusysis, visų atstumtas, nes jis buvo miręs, o įstatymas atstumia tai, kas mirė. Šis tekstas pilnas prieštaravimo arba nusižengimo. Pirmasis. Raupsuotasis eina pas viešpatį. Raupsuotasis negali eiti pas nieką. Vienintelis įstatymas, kurio jis privalo laikytis, yra atsiskirti, būti atstumtas, todėl jis turi atsiriboti. Antra. Jėzus pažeidžia įstatymą, jis jį paliečia. Tu negali liesti raupsuotojo, nes jis tave suteršia. Ir trečia, Jėzus liepia jam niekam nepasakoti, tačiau išgydytas raupsuotasis pradeda skelbti. Turėkime omenyje, kad žmogus yra būtybė, kuri būtinai nusižengia, nes esame riboti, bet suvokiame savo ribas. Todėl galiu valdyti savo ribas kaip noriu. Galiu nusižengti paversdamas savo ribas kontaktu su kitais, bendrystės vieta, ir tada mano ribos yra dieviškoji vieta. Arba galiu savo ribas paversti gynybos ir agresijos vieta, ir tada jos tampa velniško atskirimo vieta. Įstatymas kažkuria prasme yra velniškas, nes jis skiria teisiuosius ir nusidėjėlius mano nuo tavo. Vietoj to Evangelija neskiria, neteisia ir nesmerkia, bet įtraukia mus į bendrystę ir tai yra gyvenimas, nes jei atskiriate galvą nuo pečių, šio bendrystės trūkumo rezultatas yra tas, kad esate miręs. Tačiau jei ji lieka vieninga, esate gyvas. Taigi, Evangelija, kuri gyvena ribomis kaip bendrystė, yra gyvenimas. Pirmasis aspektas yra šio raupsuotojo iniciatyva. Raupsuotasis iš tikrųjų turėjo šaukti nešvarus, nešvarus, būtent tam, kad išvengtų bet kokio kontakto. Tačiau čia nutinka priešingai, jis eina pas Jėzų. Tai būdas mums pasakyti, kad jis negali vienas išeiti iš šios situacijos. Šio raupsuotojo įvaizdis rodo, kad tai, kas parašyta pradžios knygoje, tinka ir tam asmeniui. Negera žmogui būti vienam. Yra labai stiprus troškimas bendrystės. Jei anksčiau buvo sakyta, kad tai prieštarauja įstatymui, vadinasi, yra kažkas, kas yra dar stipresnis už įstatymą. Tai reiškia, kad įstatymas nėra vienintelis. Manome, kad pasiekiu Dievą, nes esu geras, einu į mišias, viską darau tinkamai, einu į šventojo rašto grupelę ir jaučiu, kad turiu teisę prie jo artintis. Tačiau prie Jėzaus artinasi tik raupsuotieji, kurie negali to daryti. Mūsų teisė jį paliesti yra mūsų poreikis, o ne mūsų gebėjimas, lygiai taip pat, kaip motinos teisė rūpintis yra jos vaiko poreikiais, o ne jo gerovė ir savarankiškumas. Egzistuoja klaidingas Dievo, kuris gali įeiti bendrystę pačioje mano dvasios, mano sielos viršūnėje, kur pasiekiu savo tobulumo viršūnę įvaizdis. Ne ten aš paliečiu Dievą, bet savo kančios bedugnėje ir savo nuodėmingume aš patiriu malonę, atleidimą, išganimą. Tarsi šis raupsuotojo paveikslas reprezentuotų visas tas formas, kuriomis laikome save nevertais būti sutiktais. Raupsai taip pat gali tapti kažkuo, kas reprezentuoja šią kovą, kurią turime priimti savo dalis, tai beveik tas pats, kas sakyti, prie manęs negalime prieiti. Aš nenusipelnau, kad prie manęs būtų prieinama. Tam tikrą prasme esu nevykėlis. Tai, kas čia regis mus atitolina nuo kitų, tampa tuo, kas padaro įmanomą susitikimą su Jėzumi. Šis žmogus žino, kad norint priartėti prie Jėzaus, jam tereikia žinoti tiesą apie save, jis jos nebijo. Pirmasis kontaktas,
Pirmoji komunija įvyksta su savimi, priimant savo būklę. Šio raupsuotojo, kuris pažeidžia įstatymą, ypatumas yra tas, kad jis nesusitaiko su savo raupsais, jis jų nenori. Vietoj to mes lepiname savo blogį ir naudojame jį kaip įrankį savęs atskirimui, taigi ir tam, kad save pastatytume į centrą. Tuo tarpu raupsuotasis trokšta gyvenimo. Šios stebuklingos istorijos pasakojamos Evangelijoje, nes svarbu išgydyti tuos raupsus, kurie yra atskirimas, ir viskas, ką atskiri, yra mirę. Tai padeda išlaisvinti visus tuos teigiamus troškimus, ant kurių pastatytas gyvenimas, nes gyvenime arba mes suvokiame savo baimės, arba įgyvendiname savo troškimus. Baimės yra blogos, troškimai yra geri ir mes jais beveik netikime, o Evangelija mums sako, ne, įmanoma netgi išgyti nuo raupsų, įmanoma išgyti net nuo savanaudiškumo, netgi nuo mirties, kurią nešiojame savyje. Ir ši galimybė šiam žmogui išsipildo susitikime su Jėzumi. Ši bendrystė jau tampa išgijimo principu, kai šio žmogaus vienatvė įveikiama iš esmės ir šis žmogus maldoje įsako savo gyvenimo troškimą stipresnį už bet kokią pagarbą įstatymui. Mes einame pas Jėzų su tuo, kas esame, bet taip pat ir su savo gyvenimo troškimais. Ramiajame vandenyne tarp Azijos ir Amerikos žemynų yra Havajų salos. Kai išgirstame Havajai, apie ką galvojame? Šiluma, atostogos, dangaus žydrynė, palmės, vaisiai, spalvotos gėlės. Tikrai būtų išskirtinės atostogos. Tačiau ne visada Havajai buvo tokia trokštama atostogų vieta. 1840 metais Havajuose išplito šiandien šventajame rašte paminėta raupsų liga. 1873 metais ją atrado norvegų mokslininkas Hansenas, todėl ši liga vadinama Hanseno liga. Kas tai per liga? Tai odos liga, kur anksčiau ar vėliau paveikia giluminius audinius, iškraipo žmogaus veidą ir galūnes. Po kurio laiko jos nukrenta arba pirštai, arba ausis. Atsiveria atviro žaizdos, kurios negyja, pūliuoja. Žmogus tampa gyvas pūvantis organizmas. Ir iki 1930 metų vaistų nuo šitos ligos nebuvo. Tuo labiau, kad vaistų nebuvo, kaip girdėjome, ir Jėzaus laikais. Taigi Havajuose išplinta šita raupsų užkrečiama liga ir valdžia nežino, ką daryti. O Havajai yra salų valstybė. Taigi valdžia nusprendžia, kad į vieną nedidelę salą suveš visus raupsuotus ir tą salą paverš šitų raupsai sergančių žmonių koloniją. O salos pavadinimas buvo Molokai. Kaip tarė, taip ir padarė. Surinko visus sergančius, nuvežė juos į Molokai salą. Iš pradžių ten dar buvo ir medicinos personalas, ir maistą veždavo, ir kitus reikalingus dalykus. Bet ilgainiui visi gydytojai išsilakstė iš tos salos, valdžia užmirždavo nusiųsti maisto davinius, o galiausiai visai pamiršo ir džiaugiasi, kad nereikia rūpintis. Vienintelį dalyką, ką darydavo, tai į tą salą vis veždavo papildomai ligonius. Vietos vyskupas buvo labai susirūpinęs, kas toje saloje su tai žmonėmis darosi, ir vieną dieną sušaukė saloj dirbusius visus kunigus misionierius su prašymu, kad galbūt 4 iš jų sutiktų kas 3 mėnesius po vieną jų važiuoti į tą salą ir pagelbėti ten gyvenantiems sergantiems žmonėms. Iš kunigų atsirado tik iš Belgijos atvykęs į Havajus misionierius kunigas tėvas Damianas. Jam tuo metu buvo 33 metai. Jis pasakė, kad pirmas nori būti iš 4, kuris vyks į tą salą. Ir kai nuvažiavo, tai nei po 3 mėnesių, nei po 3 metų, nei po 16 metų niekas jo nepakeitė. Jis buvo vienintelis kunigas toje saloje, vienintelis, kuris buvo sveikas žmogus tarp raupsai sergančių ligonių. Nuvykęs į tą salą, 33 metų tėvas Damianas rado visišką chaosą. Niekas su nieko nebendravo, niekas nieko nesirūpino, ligoniai nuolat mirdavo ir niekas jų nelaidodavo.
Visokie laukiniai žvėrys ten lakstydavo, žmonės nebendravo, nesikalbėjo. Nuo jų dvokė baisus kvapas. Todėl tėvas Damianas netgi įsitaisė pypkę ir pradėjo rūkyti, kad nors kiek galėtų toleruoti tą kvapą. Tačiau, nepaisant šitų sąlygų, pirmas darbas, kurį jis pradėjo daryti, tai laidoti ligonius, kasti duobes, daryti karstus ir laidoti. Jis negalėjo jų išgydyti, bet jis galėjo jiems nors sugrąžinti žmogiškumą jų mirties atveju. Ilgainiui pastatė bažnyčią, į kurią kvietė žmonės ateiti, bet pamokslaudamas vis sakydavo: jūs raupsuotieji, jums Dievo žodis sako taip ir taip, jums reikia raupsuotieji tą daryti. Todėl tie raupsuotieji nelabai norėjo jo klausyti ir į tą bažnyčią eiti bei jį girdėti. Bet atėjo laikas, kai tėvas Damianas, lankydamas ligonius, juos liesdamas, juos tapdamas ir perišdamas jų žaizdas, pats susirgo raupsų liga. Tada jau bažnyčioje jis nesakė: jūs raupsuotieji, bet sakė: mes raupsuotieji, mums Dievo žodis sako tą ir tą, mus Dievo žodis ir Viešpats sakė tokiam ir tokiam dalykui. Tuomet bažnyčia buvo pilna. Po 16 metų tarnystės toje saloje vienas, nepakeistas ir susirgęs raupsų liga, tėvas Damianas sulaukęs 49 metų miršta. Gera girdėti, kad po 70 metų raupsų arba Hanseno odos liga yra išgydoma, tačiau ir šiandien girdime pasakojimų, kad vienuoliai ir tie, kurie rūpinosi tokiais ligoniais, įvairiuose, ypač mažiau išsivyščiusiuose kraštuose, susiduria su problema. Nors jie turi vaistus, bet dar reikia surasti ligonius. Žmonės susirgę raupsų liga, kadangi deformuoja veidą, tuomet jie pasidaro negražus, jie dvokia, linkę pasislėpti. Ir kai galiausiai vienuoliai tokius ligonius suranda ir pradeda gydyti, jie išgyja. Tačiau nei jų veido bruožai, nei jų nukritę pirštai arba nukritusios ausis ar kitos galūnės neatsistato. Ir didžiausia problema, tie misionieriai sako, kad jeigu mes pačioj pradžioj susirgus žmogui galėtume laiku jam duoti vaistus, tai jis pasveiktų ir nebūtų netgi išorės jokių požymių šitos ligos. Kas atsitinka? Susirgus mes linkę slėptis ir nereikia sirgti raupsų liga. Tas dalykas kartojasi ir mūsų gyvenimuose, mūsų bendruomenėse. Visi vienaip ar kitaip su liga esam susidūrę, ar asmeniškai, ar savo artimoje aplinkoje. Liga mus trikdo, liga mus gąsdina, liga mus izoliuoja vienas nuo kito. Bet liga turėtų būti kelias ir būdas atsiverti artimo meiliai, patirti maldos vienas už kitą galią, patirti tikėjimo bendrystę, nes juk mes visi sergame nepagydomą mirties ligą. Ir toj lygoj galima pasislėpti nuo Dievo, nuo vienas kito, galime slėptis netgi patys nuo savęs, savo meluodami, save kitaip įtikinėdami. Bet iš tiesų tiesa yra ta, kad mes visi sergame. Ir vienintelis vaistas, vienintelis išgydymas yra tikėjimo žinia, Dievo žinia, kuri sako: aš turiu vaistą nuo šito gyvenimo ligos ir mano vaistas yra dangaus karalystė ir amžinybė, kurią kiekvieną noriu apdovanoti. Vaistas yra, tačiau netgi išgyjus, jeigu laiku nesikreipsime, liks pasekmės. Gali būti sudarkyti mūsų veidai, sudarkytos mūsų šeimos, sudarkyti mūsų gyvenimai. Nesislėpkime nuo Dievo, nesislėpkime vienas nuo kito, nesislėpkime nuo to, kas gali mus išgydyti. Mūsų bendra malda, mūsų tikėjimo bendrystė, mūsų dalyvavimas šventose mišiose, sakramentų priėmimas ir malda vienas už kitą, už gyvuosius, už sergančius ir aišku, už mirštančius bei mirusius. Molokai. Tokiu pavadinimu yra sukurtas filmas apie tėvo Damiano tarnystę. Apie tą, kuris kaip Kristus, kuris kaip šiandien Evangelijoje nebijojo prisiartinti ir paliesti sergantį žmogų. Kad tuo prisilietimu parodytų savo meilę, savo artumą ir Dievas per tai dovanotų sielos bei kūno išgydymą. Kaip dažnai ne mūsų kūnas kenčia ir serga, kaip dažnai savo dvasioje, savo sieloje esam pasidavę vienišumui, baimiai, nemeiliai ar izoliacijai. Kokio reikia prisilietimo, kokio reikia žodžio,
kokio reikia žvilgsnio, kad vėl mumise, mūsų širdise ir mūsų sielose pražystų gyvenimas. Kiekvienas iš mūsų per maldą, per artimo meilės darbą ir per žodį galime būti tuo išgydančiu prisilietimu. Amen. Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.